Sveiki kolegos sugrįžę į One One Customs ir atėjo labai greitai ir nelauktai jau 4 savaitė. Taigi šią savaitę yra planas toksai, kad pasidarom transporterį, pabaigiam tikėkimės, pasidarom Tiguaną kažkiek tais, bet manau, kad į pabaigą bus jau stipriai ir toliau eis gal kažkokios vienos kitos mašinos, kurios neplanuotos atvažiuos. Tai taip, kad važiuojam tiesiai į 4 savaitę ir žiūrim, kas gausis. Kaip matote, esame ant Akropolio stogo ir ko mes čia dar jau esame, tam, kad nusipirkti naują darbinį boliduką. Taip, kad kažkur jisai yra netoli, sakė, tai tuoj bus ir parodysim jum, ką planuojam įsigyti. O ieškom todėl, kad pardavėm savo Opel Combo, tą, kurį turėjom prieš tai, su savo lipdukais, su savo reklamom irgi. Tai realiai jisai yra krovininis, jisai yra registruotas Vokietijoje, jisai reikalauja kiekvienais metais kelių mokesčio ir pagalvojom taip, kad geriau parduodam ir nusipirkom keleivinį autobusiuką. Tai va, išdaviau netyčia, kas atvažiuoja, tai taip, kad tuoj bus. Jau man patinka. Dabar iš karto klausiu, kaip čia dabar su tom lempom yra? Sakyt, ten parašyta buvo, kad... Turiu burbulinės japoniškas, japonas, kad tik taip buvo bairis tas, kad lempas ėjo, va matai. Aha. Va taip. Tai čia realiai reikia inserto tokią pasidaryti. Jos trumpesnės, ne? Jo, jos aukščiu. Tai aš skambinau, žadėjau jau darytis prieš parduodant tam, kur čia tuos skenuoja, spausdina tas 3PPP. Tai jisai sakė 100 PM, 200 eurų tie insertai. Čia blema, matai, čia reikia žinoti apie šitas mašinas. Jo, tai mes ir nelabai žinom. O tai dabar motoras kur yra? Po sėdynė? Po sėdynė, čia po porant. Tokie padargytai gavo. Aha. Ir šitie. Okei. Pakėlį vyrą, va klemsų, matai. Vienas, antras, tada čia centro laikas. Ana pusė taip pat nusiemo, jeigu labai reikia tvarkyti, tai atsisuki varžtais centrą, ten dangtelis yra gale, tai irgi matai. Tai taip ir remontuoja su turė. Tau tai patinka, ne? Gerai. Kaip jums ponas mašinėlė? Manęs klausia, tai tu savęs klausi. Ne, nereikia savęs klausti. Jie tau patiko, tik atvažiavo garsą, išgirdo, jau įsišiepęs tau. Šiaip prikolas. Geras? Prikolas. Svarbu techninė būklė būtų gerai ir važiuotus. Savininkas sakė, kad negenda niekada. Įdomu, ar taip ir bus. Nu, tai japonas negenda. Tai jeigu ką, tai palikom rankpinigius ir apie 4 valandą važiuosim susirinkti visos mašinos ir dar kai ko. Dėl ko pijus ir pirko. Bus išskirtinė mašina darbinė. Kaune tai tikrai pamatysit, tai jeigu kažkur važiuosim kažkokių detalių susirinkti į kitą miestą, tikrai irgi atkreipsit dėmesį. Taip kad žinosit, kas važiuoja gatvėje. O mes dabar toliau lekiam surinkinėti Audi baltą A5 ir tada, kai surinksim Audi, sulauksim žmogaus ir važiuosim į Prienus susirinkti Nissano detalių ir pasimti pačią mašiną. Taip kad žiūrėkit ir parodysim kelionę visi, ne? O ne? Kokia ten ta kelionė iki Prienų? Ilga. Aš noriu pažiūrėti Max Speed geriau kiek eina. Ir beje galas varomas, tai... Žiemą bus vaizdų. 71 kW, tai manau ant sniego, ant ledo bus per daug negu pakankamai jaučiu, ne? Bus matyti. Neaišku, kas per padangas dar.
Tai ką, pasikeičiam ratus ir lekiam atgal į Kauną. Ir aišku, važiuojam bodį kitą pasiimti. Markai, čia reikia sėdinę pagalbėti galinę, kažkada kaip priekis jės. Jeigu jie iš vis užsideda, visą žudėtą negaliu. Tai svūr lemam dėčiam bandį. Sėdėt, užsigėt. Toks nei perfect, nei labai... Turime šiokį tokį update apie transporterį T6. Taip, kad dabar esame pasiruošę viską dažyti. Dažysime galinį bumperį, keletą juostelių, grotelių juostelės. Priekinis lipas, grotelių juostelės. Sparnas vienas, sparnas kitas. Ir kapotas. Ir kai viskas bus nudažyta, eisime viską rinkti atgal ant mašinos. Beje, dar yra ir juodų detalių, kurias reikia nupūsti juoda blizgia spalva. Tai kai viskas bus nudažyta, kaip ir minėjau, eisime surinkti ir bus gražus vaizdas. Dar yra vienas defektėlis ant kėbulo, kurį reikės patvarkyti, bet čia ne problema, tai kaip ir ką, einam tada dažyti. Kaip sakėm, taip ir padarėm. Paėmėm, nudažėm transporterio dalis. Sparniukas vienas, sparniukas antras, galinis bumperiukas. Uždėjau primatuoti galinį difuzorių. Juostelės, lipukas, juostelės ir kapotas. Ratai paruošti, padangos sumontuotos. Kaip ir viskas turbūt. Realiai liko tik šitą detalę sudėti, viską surinkti pilnai ir galima leisti į gatves. Padarysim keletą rolling shotų, nors ir busiukas, bet vis tiek bus kažkam gal įdomu. Tai taip, kad judam prie sekančių darbų, einu šveičiu juodas dalis ir einam dažyti. Beje, dar norėčiau paminėti, kad nefilmuoju iš čia, todėl kad paskui labai kameros apsineša ir nenorim sugadinti savo aparatūros. Tai taip, kad pabandysim surasti kažkokį kitą kompromisą, gal rasim kažkur tais, nežinau, kažkokį keisą kamerai, kad būtų galima pafilmuoti tiesiai iš čia kokį tai lapsą vieną kitą. Taip, kad bandysim spręsti šitą reikalą ir judam prie darbų. Ruošiam dabar juodas plastmasės, dažyti juodai blizgančiai. Šitą ir va ten dar kelius. Nekreipkite dėmesio, biškį bardakėlis. Čia va, vidurinės grotelis ir tuo pačiu juostelis. Tai taip, kad viskas bus nudažyta netrukus. Ketvirta savaitė jau įpusėjo ir mes dabar norim parodyti, ką padarėm su transporteriu. Taigi, kaip ir matėt pritam epizode, dažiau juodas dalis. Juodos dalis nudažytos ir einam pažiūrėti, kaip jos atrodo. O jos atrodo labai gražiai, aišku, dabar ką per kamerą nesimatys to vaizdo viso, bet juoda, blizga ir labai gražu. Veidrodėliai kabo. Pagal mane vaizdas labai ledinis, gavosi puikiai. Taigi dabar eisime surinkti veidrodėlių kaušelius ir eisime rinkti bumperį priekinį. Kadangi jis yra baltas, lipas nudažytas, uždedam lipą, uždedam groteles ir tada buferį dedam tiesiai ant mašinos. Taip kad po biškį vaizdas gerės. Ir neužilgo pamatysit galutinį variantą. Taip kad laukit. Dėl bardako labai nepykit, o ženkliukas atrodys štai taip. Baltas vidurys ir juodi šonai. Einam dar uždėsim kelias juosteles prie to pačio. Pažiūrėsim, kaip atrodys ant
juodų detalių šitų. Gali rankinį užtraukti. Pažiūrėk, man atkreipti. Jeigu per vidurį tas šūdas. Nežinau. Žiūrėk, duris persik. Kokie čia ratkučiai skardus. Palangės. Nėra. Ne? Ne. Nu, teisybės akim. Nutvėgis labai silpnai atrodo. Bet galas gerai. Filmuoji mane, filmuoji. Labą dieną. Sveiki. Sveiki, mano vardas Povilas ir aš esu garažinis. Šiandien dėsim. Užkabink, tu pirmas viską užkabinti. Blema, kiek daug vaizdo dadavė, ką? Ką? Daug vaizdo davė. Eikta. Dar per vidurį yra šuduks. Bet jeigu būtų konkeivo, kaip jinai atrodytų? Ką tik skambino iš Arbegų, tai Tiguano Arbegai yra pabaigti. Ir dabar už kokių tais 3-4 valandų važiuosim juos pasimti. Tai taip, kad Tiguano realiai pabaiga jau šalia. Sudėsim saloną, tada eisim nudažyti va šitos va detalės. Šitas. Ir dar priekinį buferį. Parodysiu, kaip dažom, parodysiu, kaip renkam ir matysi Tiguaną pabaigtą. Aišku, tenai nieko tuningo jokio nedarysim, bus standartinis, paprastas Tiguanas. Tai dabar pirmas darbas, kas laukia, tai einam tiesiai prie Tiguano detalių dažymo. Tai ką, sveiki sugrįžę, senai aš jau ir besirodžiau, tai ką tęsiam darbus prie Mercedeso CKM3. Šiandienos darbai tai yra nusirinkti priekinį buferį, kapotą, šitą sparną. Čia šiaip mažas defektėlis yra, bet reikia tvarkyti. Ir prie to pačio nuėmiau slenkstį vieną. Tai yra toks slenkščio lipukas, jis buvo nulūžęsio galas. Priekis dar kaip ir pakenčiamas, o galo nėra. Tas pats laukia anoj pusėj, jie gana nelengvai nusiema. Čia yra ant 2 pusės juostos, o kadangi buvęs savininkas turbūt priklijavo ir ant klijų, tai yra ką veikti jos nulūpti. Tai pirmiausia šitą nusilupu ir
eisiu prie priekio. Biškiai apsigruntavęs, kur buvo dobelės, kad nepamest jų. Priekinis buferis turbūt visas gruntuosis, kapotas turbūt irgi. Tai Pijus tęsia darbus prie Tiguano, o biški dažosi. Piktas kaip visą laiką. Tai ką, nieko nelaukiam. Einam, nusilūpsim tas lenkstį iki galo ir tęsim priekinių detalių darbus. Tai ką, slenkstukus nusiėmėm, liko kapotas. Tai kapotą nusprendžiau pasilikti, tiesiog pasiruošiu iš viršaus. Iš apačios spalva mums tinka. Sparnas irgi lieka, pasiruošim tik tai šitą vietą, nusimsim lipdukus. Ir tik tai realiai nusiėmam priekinį buferį ir prie to pačio galinį. O kad taip visi nusiminėtų buferį. Tai ką, nusiėmėm priekinį, taip pat turėsim darbo prie stogo, nes begeliai iššovė. Bet čia ne problema. Neturim nei rankenėlių, nei nieko, va Jėzus, ir salono nėra. O čia mūsų lopšys. Tai galė turim tokią problemą. Šitos reiks pašalint, užlituot skylę ir bus Europa. Tai ką, galinis buferis nuimtas? Ne. Parodyk biškį buferį. Parodyk biškį buferį. Kad tam daryti. Nėra laiko. Tai gerai, sėst. Tai va šitos vežam panaikinti. Skubus išvežimas. Nesveikas. Oi, tas Pijus duoda vaizdų, o kad išvažiavo ir nuvežė buferį, o liko dar kitą. O poslenkščius tai paliko, bičiukas. Tai ką, aš iki jo tada važiuoja dar kitą. Ir štai mūsų ralistas Pijus grįžo su dovanėlėm. Nori papasakot ką nors? Krito kalbėmi. Sėdidu mikrofoną, kad girdėtumėt nesąmonės mūsų. Tai va, Tiguano panelė ir airbagai grįžo iš tvarkymo. Tuoj parodysim, kaip atrodo. Tuoj. Dar 3, 2, 1. Galiu pasakyti, kad įspūdingai čia buvo. Gal kaip gražiai stovi iš tikrųjų. Kaip originalas. Nes čia va buvo plyšė šitą vietą. Čia va, kai čia va šovė atsidarė, tai čia va buvo plyšė va šitas raštas. Šitas raštas bus fainas padarytas. Kvepia kaip skaniai. Dažais. Klijai. Dažai? Ką ne? Niucha, varai, niuchinį. Tai dažai, tai dabar reikia žiūrėti prie saloną. Eina, pažiūrėsim. Sakė, labai bijo, kad netiks spalva ir labai nedėrės. Tai įdomu, kaip derėsi. Ar pavyko ar nepavyko? Biški nepavyko, bet šviesesnė. Nemanau, kad labai blogai. Manau, čia tik per kamerą taip matosi, bet šiaip realybėje labai gerai. Nėra blogai, ne? Čia nėra taip blogai.
Ne, tai jaučiu net nebūtų tokios spalvos. Nes yra labai ryškus raudoni. Ir yra šitie biškiai tamsesni. Manau, bus gerai. To įdėsim viską atgal, bet pirmiausia eina tiguanas į vidų jaučiu. Kažką darysi dabar, jo? Tai galvoju šitą dasimuš sparną kapotą ir galima stumti lauk. Nu tai va, sukeisim su tiguanu ir tada bandysiu dėti panelę. Ar transporteris. Arba transporterį pagauti. Man atrodo, transporterį irgi dasimušti. Sugalvosim. Po paslaptingų šydų stebuklinga mašina. Tai kaip jums projekčiukas? Įsitempsim į vidų, manau, pafilmuosim daugiau. Tai krosas, kaip ir matėte praeitam epizode, jau viduj ir dar jau parodyk detalių kalną. Viskas realiai yra išardyta, net traversas išimtas ir visos kitos dalis. Tai taip, kad su T-Crossu situacija tokia, kad dabar reikės mums traversą važiuoti pirkti, tada dar trūksta stūpicos ir priekinio amortizatoriaus. Tada viską ardom toliau. Ir bandysime surinkti tampytoją, kad jisai bent jau važiuotų. Ir tada, kai jisai važiuos, vešime ant ralo. Taip. O dabar važiuojam... Kur mes važiuojam, Dariau?